Labai gera būti jūsų draugijoje ir turiu labai mielų, svarbių, vertingų prisiminimų, kurie susiję su Panevėžio muziejumi ir Panevėžiu. Tai 2005 metais įvyko didinga konferencija. Gal dramos teatre buvo, tikriausiai daugelis buvo prisimena. Tai ta konferencija teko man skaityti pranešimą ir atverti duris į mūsų šventmečių, šventų akmenų pasaulį. Ir štai praėjo 20 metų, galvodamas apie tai, kas įvyko, kaip tyrimai toliau vedė. Turiu pripažinti, kad reikia tikslinti, dar turiu laimę galimybę tikslinti savo hipotezę, tai šiandien per tą trumpą pranešimų skirtą laiką pabandysiu kaip tik kritiškai pažvelgti, bet ne į kokį kitą kaimyną, bet į save patį. Tai toksai yra sumanymas. Kalbėsiu apie Aukštaičių aukurus, tuomet pasiūliau tokį pavadinimą, kuriuos vienaip per kitaip tikriausiai daugumą esate matę darželiuose, kaimuose, muziejuose, netgi čia turbūt prie muziejaus vienas iš tokių akmenų yra. Bendrai tai yra labai gausi šventų akmenų grupė, tačiau tai nereiškia, kad mes neturim jos branginti arba kad jinai kažkaip tai yra prastesnė už kitas. Istorija lėmė, kad mes žinom dabar jau gal 650, gal beveik 700 tokių akmenų, tačiau jie visi iki vieno yra svarbus. Tai mano hipotezė, tuomet prieš 20 metų išsakyta, rėmėsi tų akmenų formą ir skirstimu tų akmenų į tam tikras grupės pagal tai, kaip jie buvo aptašyti, trikampiai, stačiakampiai, panašiai. Ir maniau, kad ta forma iš tikrųjų nuo pat pradžių kažkada tai neatmenamais laikais buvo suteikta ir kad jinai tiesiogiai susijusi su tų akmenų tam tikra padėtimi, naudojimu. Tai šiandien jau atlikus daugybę kitų žvalgymų, daugiausiai Joniškio ir Pakruojo rajone, kur tokių akmenų yra daugiausiai, šiandien turėčiau pripažinti, kad tie aptašymai, formos suteikimas tiem akmenim vis dėlto laikytinas vėlesniu dalyku, kažkokia antriniu, galbūt kai kuriais atvejais net tretiniu. Ir tai lemia, kad kartais ir iki šiol dirbamuose laukuose yra išariami akmenys, tiesiog skeveldros tų buvusių kažkada akmenų, vien todėl, kad jie jau vėliau buvo tašomi. Tai šitą hipotezės dalį norėčiau atmesti. Kitas svarbus dalykas apie arealą, apie tai, kaip ir kur akmenys yra paplitę. Tai prieš 20 metų maniau ir ilgą laiką laikiausi tas nuomonės, jog tie akmenys plito iš, sakykime, Vidurio Lietuvos žemumos, Nevėžio žemumos, plito į šiaurę ir tai galėjo vykti po Žalgirio mūšio, galbūt pačioj 15 amžiaus pradžioj, bet tikriausiai po Žalgirio mūšio ir ta riba, viršutinė riba turėjusi būti Valakų reforma, kad iš tikrųjų jau tos tokios vidinės migracijos ir valstiečių persikėlimai tiesiog buvo įstatymiškai sustabdyti. Taigi tas žemėlapis išbrėžtas ir ta mintis apie paplitimo laiką. Labai svarbu, kad tie akmenys iš esmės neperžengė sienos su Livonija, kuri buvo demarkuota, nustatyta 1426 metais. Tai ta mintis, kad šiaurėje yra labai aiškiai atskaitos riba, brėžta, sutarta. Tai kaip ir lyg ir sutvirtino šitą argumentą. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad iki šiol, kiek teko dirbti, žvalgyti Baltarusijoje, apie Lenkiją,
daugiau tą įspūdį susidarau iš jau parašytų tekstų publikacijų, tai niekur kitur tokių akmenų su smėliadugniais dubenimis nėra, nerandam jų. Jie šiandien plinta tik tai parduodant, išvežant ir kas tikriausiai esat matę ir Nidoj pas Mizgirius tokie akmeniai ir dar vienur kitur, kur tikrai jie yra nebūdingi, jų ten, kaip ir sakytume, neturėtų būti. Tai tas tikslinimas yra labai svarbus ir jisai vyksta, sakyčiau, net ir iki šiol nėra pasibaigęs. Tai pabandžiau nužymėti toliausiai pakraščiuose esančius akmenis, kurie šiandien žinomi yra paliudyti, ne visi išlikę, bet iš arba nuotraukų, arba apibūdinimų galima apie tai spręsti. Ir čia matom, kad susidaro toks tikrai didelis jų paplitimo arealas. Lygiai prieš metus buvo surastas Ignalinos rajone akmuo su dubeniu, beveik toks, kaip turi būti. Tai buvo didelis netikėtumas, bet visi tie akmenys, ar čia prie pat Kauno Sitkūnuose paimtume, ar paimtume čia prie Dubysos jau dešiniajam krante, visur tie akmenys atrodo tam tikros rūšios anomalija. To neturėtų būti, bet mes juos atrandam ir su nuostaba svarstom apie tai. Jonavos rajone tiesiog per kelis metus netgi 3 akmenys atsirado pačioje Jonavoje, vienas akmuo su dubeniu ir panaudotas žydų kapinėse kaip antkapis. Tai rodo, kad ir toliau mes tų akmenų atrasim ne tik tai pačiam Branduoly, kur ir Panevėžio ar Pakruojo rajonuose jų visada gali tikėtis atrasti darželiuose, užsukęs į gražiau tvarkomą sodybą arba pasklaidęs, nežinau, skelbimus, kad parduodu ir panašiai. Tai šituo atveju noriu pabrėžti tas ribas, pakraščius, kurie rodo sklaidą. Ir iš pirmo žvilgsnio mes turėtume tą sklaidą ir priimti, kad gerokai mes įsišaunam į Šiaulių kraštą, pasiekėm, tikrai neabejotinai pasiekėm Raseinių apylinkės, čia daugelis akmenų surasta, vienas net ir Kalnujuose, bet jis greičiausiai yra iš Pernaravos atvežtas. Ir tie pakraščiai toliau matyti apie juos sužinosim ir stebėsim, kur toliausiai tokie akmenys pateko. Bet kas šiandien, man atrodo, jau labai svarbus dalykas, tai kad kartu su akmenimis keliauja ir gyventojai ir gyvenamųjų vietų vardai. Tai kas iš pradžių man atrodė atsitiktinumas, kad ten koks nors Ančiškių kaimas Biržų rajone turi giminaičius, Kėdainių rajone ir Molėtų rajone atrodė atsitiktinumas. Tai šiandien aš sakau, ne, tai viskas yra nebe atsitiktinumas, nes to negali būti. Jeigu jūs pasižiūrėsit Sitkūnus, Lietuvoje yra 2 Sitkūnų kaimai, vienas Pakruojo rajone, kitas Kauno rajone. Abu turi po akmenys smėliadugnių dubeniu. Ir jau užvakar, jau ruošdamas, sakau, gerai, pažiūrėsiu Liepius. Liepiuose Jonavos rajone yra akmuo su smėliadugniu. Sakau, pažiūrėsiu, čia toks nekaltas vietovardis. Kiek yra Lietuvoje kaimų vadinamų Liepiais? 2. Vienas Pakruojo, kitas Jonavos rajone. Ir taip toliau. Ir čia netgi va, Kelmės pakrašty, prieigose miesto yra tokie Šeduviškiai. Visiškai nekaltas pavadinimas. Bet turint omeny, kad aplinkui 15 km niekur nėra akmens su smėliadugniu dubeniu, bet Šeduviškė turi savo akmenį, tai tada supranti, kad tas išėjimas iš Šeduvos greičiausiai jis ir įvyko, arba ta šeduviškiška kažkokia tapatybė buvo saugoma. Ir netgi mano minėti Ignalinos rajono Gedžiūnai, Gedžiūnėliai, kur yra akmuo su smėliadugniu dubeniu prieš metus pastebėtas, jie turi savo giminaitį Pakruojo rajone. Taip, tai yra asmenvardžiai, taip, tai viskas suprantama, bet nuostabiausia, kad tai ir jungiasi. Yra asmenvardžiai, yra vietovardžiai, gyvenamųjų vietų vardai ir tada yra akmenys su smėliadugniais dubenim, kurie kaip tik ir rodo, patvirtina tokių galimų migracijų kryptis. Pabandžius tas strėlytės išvesti, kaip tai atrodo, tai iš tikrųjų sunku patikėti, kad čia tai Gedžiūnai Pakruojo rajone ir kažkur tai Gedžiūnai Ignalinos rajone gali turėti kažką bendrą. Arba čia kažkokios tai
arba Sitkūnų ta kryptis irgi tikrai yra didelė ir tikrai sunku tai įsivaizduoti, kaip tas vyko persikėlimas. Bet ką reiškia tokios kryptis ir kaip jos keičia pačią hipotezę, tai mano galvoj viskas verčiasi aukštyn kojom. Jeigu iki tol aš įsivaizdavau, kad yra Kėdainiai, Nemėžys, kažkoks tai toks branduolys židinys ir iš ten plinta akmenys į šiaurę kartu su žmonėm, kurie apgyvendina tikrai labai derlingas vietovės, kuria ten sodybas ir jau jiem ten saugu, reiškia, vyksta tokia lyg ir kolonizacija, Rokiškio krašto, Biržų ir kitų, tai dabar mes matom visai ką kitą. Mes matom, kad čia kažkur tai Mūšos baseine, kažkur tai Nevėžio baseino, kažkur turėjo būti židinys, didelis židinys, tos tradicijos, akmenų su dubenim, ir tada iš ten keliaudami žmonės keliauja, kažin ar jie nešasi su savim akmenis, bet jie tos tradicijos laikosi ten, kur juos nubloškia likimas. Tai tas likimas jos blaško, mes matom, kad kažkur tai į Lietuvą, etninę Lietuvą, kažkas patenka į etninę Žemaitiją, bet gali būti, kad tolesni tyrimai parodytų, kad daugelis tų atsikėlėlių kaip tik renkasi arba buvo jiem parodyta, parinkta vieta gyventi ten, kur priklausė kiemai, dvarai valdovui arba didikams, kurie labai artimi valdovui. Ir akmuo, kuris sustiprina ypatingai tą mano naują keliamą hipotezę apie žiemgalių migracijas ir jų kryptis, tai yra Ariogalos seniūnija priklausančio kaimo, Palūkščio kaimo, akmuo su smėliadugniu dubeniu, buvo surastas tiesiog ten kasant žemę, dirbant, ten tvarkant aplinką, Dubysos dešiniajam krante, ir Palūkštis priklauso tokiam istoriniam Žemygalos laukui. Tai tie Žemygalos laukai, mes jau kelis bent turim paminėtus Petro Dusbirkiečio, Tomo paminėto Vilkijos apylinkėse, Raseinių apylinkėse, Viduklės, Nemakščių. Tai šitas Žemygalos laukas, aišku, susijęs su išeiviais iš Žiemgalos, dar 16 amžiuje gyvavo kaip tam tikra, matyti, teritorinė struktūra, nors jau išbyrėjusi. Tai gali būti, kad laikui bėgant, metam bėgant, tų žinių apie migracijas gausės ir turėsim galimybę dar tiksliau pasakyti apie tų akmenų paplitimą. Tai, kas buvo dar mano prieš 20 metų kalbama, rašoma, jog akmenys jiems suteikta tam tikrą formą ir jie buvo naudojami kaip kertiniai namų akmenys ir tam pačiam kampe, kur stovėjo, buvo pastatyti dubenuotieji akmenys, taip pat yra stovėdavusios girnos, tai buvo tokio savotiško šeimyninio altoriaus ar altorėlio erdvė ir akmuo buvo ten kaip elementas. Mintis taip pat mano buvo reikšta apie šventą žemę, kad Liubenyse galėjo būti laikoma šventa žemė, ten galėjo būti taip pat ir žalčių buveinė, kurie namuose buvo laikomi nepaprastais ir pagerbtais. Tai šitą dalyką irgi būčiau linkęs tikslinti, kadangi pati forma šiandien man nebeatrodo pirminė, atrodo, kad tai yra vėlesnis jau raidos laikotarpis, nors, žinoma, negalim paneigti, kad akmenys su dubenim buvo naudojami kaip kerti ir kerties akmenys. Ir apeigos ten galėjo būti rengiamos šeimynos vardu ar kurio nors šeimynos nario. Taigi aš čia grįžtu prie tokių klasikinių rašytinių šaltinių, kuriuos paliko mums jėzuitų misionieriai, ieškojo, ką dar galima krikštyti, ką dar galima nuveikti. Ir štai tas pirmasis tekstas yra apie tai, sandėliuose, vertimas iš lotynų kalbos. Turėtume matyti suprasti, ar svirnuose, ar klojimuose buvo laikomi dideli akmenys, į žemę įkasti, plokščių paviršiumi į viršų paguldyti
ir neužkasti kažkaip žeme, neužberti, bet apdengti šiaudais. Ir tie akmenys lotyniškam tekste yra įrašyta, iš esmės lietuviškas žodis, deivės, vadina deivės ir ištikimai garbina kaip grūdų ir galvijų saugotojus. Na, čia dar antras aprašymas, irgi toks labai artimas susijęs apie tai, jog yra prie slenksčio, tam tikra duobė uždengta akmeniu. Ne taip lengva tą duobę prie slenksčio įsivaizduoti, bet tikrai daugelis tekstų apie ją kalba, ir pasakose mes ją žinom, ir priežodžiuose, patarlėse. Matyt, kad buvo kažkokios tai duobės ir jos buvo dengiamos akmenimis. Mums svarbios yra ir pasakų paralelės, arba tai, kas pasakose iškyla, toksai dylantis akmuo, dažniausiai toks vaizduojamas, įsivaizduotinas kaip deivės laimos buveinė, nes taip kaip dyla akmuo, taip dyla to bedalio žmogaus, tarnaujančio berno, pavyzdžiui, laimė, galiausiai jos nelieka. Tai tas dylantis akmuo lokalizuojamas taip pat slenksčio vietoje, bet užvis dažniausiai kluone. Ir šį pasakų kluoną, ko gero, reikėtų patikslinti, turėtume suprasti kaip kluonieną, kaip tam tikrą tokią tvorą aptvertą plotą, atskirianti kluoną nuo kitų sodybos pastatų. Tai kluoniena tiesiog kaip tam tikra erdvė. Tai vis dėlto būčiau linkęs manyti, kad jėzuitai, aprašydami tos akmenys deivės, kalba apie šitus akmenys, bet arba jiems nebuvo parodyti tie dubenys, arba jie jų nematė, nepastebėjo, bet visi kiti bruožai, kad tie akmenys yra sodybose, tie akmenys yra įkasti į žemę ir jų plokščias paviršius laikytinas, taip įsivaizduokime, sulig žemė, ir kad jie yra taip kaip šventenybė pridengti šiaudais, vis to labai arti, labai panašiai mes tos akmenys su dubenimis atrandam ir šiandien, arba jie yra paliudyti jau ankstesnių tyrinėtojų. Taigi aš būčiau linkęs manyti, jog turėtume ieškoti namų viešpačio arba kitų šaltinių vadinamo dimstipačio, kaip dievybės arba Dievo, kuriam buvo skirti tie altorėliai arba aukurai, kaip mes juos be pavadinsim, arba tai būtų deivė laima, kuri galbūt pasireikšdama kaip sodybos skalsos, laimės, sveikatos teikėja, irgi čia galėjo būti tų akmenų pagalba pagarbinta, jie atliekamos tam tikros apeigos. Na ir dar viena labai, man atrodo, svarbi mintis, vis stiprėjanti, nes jeigu atsiremiam į seniausią akmenų su dubenimis, smėliadugniais dubenimis paminėjimą, tai tas paminėjimas vis dėlto labai aiškiai mums pasako, kad tie akmenys yra vadinami deivėmis arba deivių akmenimis, galėtume sakyti. Ir aš ne pirmą kartą galvodamas apie tai svarstau, kad nuo tokios visiškai formalios mokslinės nomenklatūros mes taip pat ir tarpusavį ar rašydami galėtume palengva prisiprasti prie šių akmenų pavadinimo deivių akmenys arba deivės, lietuviškai ir gražiai skambėtų. Jeigu mes palaipsniui visi imtume vartoti tą pavadinimą, tai tarpusavy ir susišnekėtume, nekiltų kažkokių tai nesusipratimų. Nes grąžinimas senų vardų yra taip pat ir grąžinimas į sąmonę, grąžinimas į tokį ir jausmų pasaulį, ir taip pat yra pasakojimo dalis, nes viena yra, kai atvedi žmogų ir sakai, čia yra akmuo su smėliadugniu dubeniu, priklauso trečiam tipui. Ir visai kitas yra dalykas, štai yra deivių akmenys, apie kuriuos mes žinom, kad jie teikdavo sodybai laimę, užtikrindavo ten gyvenančių žmonių sveikatą ir skalsą, tai yra visai kas kita. Ir tas visiškai žaidžia, suskamba kitaip ir aišku, kad keičia santykiai su pačiais akmenim. O santykis, kalbant apie
šios deivių akmenys yra pats svarbiausias. Nes jeigu mūsų santykis yra netikęs, šaltas, jeigu mes jo neturim, arba žvelgiam į tos akmenys kaip į prekę, o tai yra įprasta, jie kainuoja, jie yra parduodami, išvežami iš Lietuvos ir dėl to yra labai gaila, tai tada neturim to stebėtis, nes jeigu mes nešildom, neartėjam patys prie tų akmenų, tai tada mes juos ir prarandam, jie ir iš mūsų pasaulio, iš mūsų artimos aplinkos jie ir pradės. Taip pat tai toks linkėjimas, toks kvietimas ir tokios lyg ir išvados. Būčiau linkęs manyti, jog šiandien, jog deivių akmenys dėl to yra Žiemgalio paveldas, jog dabartinis tų akmenų arealas ėmė ryškėti jau veikiausiai Traidenio laikais, 13 amžiaus antroji pusė, kada vyko didžiausios migracijos ir mes apie jas bent šiek tiek žinom iš istorinių, rašytinių šaltinių. Tačiau vykstant Valakų reformai deivių akmenų tradicija labai tikėtina dar buvo gyva. Tiesiog įgijo naujas formas, akmenys saugomi, perkeliami iš tų griaunamų viensėdžių į rėžinius kaimus. Greičiausiai buvo jie dar saugomi, atsivežami, kartais tapdavo kertiniais akmenim, kartais buvo imti naudoti kaip slenksčiai, kas tikrai labai patogu, pakopos ir panašiai. Na ir tai kelia dar vieną tokį labai svarbų klausimą apie tai, kad mes neturim įvertinto, ištirto Žiemgalių vaidmens, kuris neabejotinai buvo, kad jie yra tokios aukštaitiškos tapatybės dalis. Po to, kai Žiemgalių gentis pralaimėjo, po to, kai jie buvo pavergti, krikštyti ir tikrai didelės bendruomenės pasitraukusios jau gilyn į tą saugią Lietuvą, į saugią Aukštaitiją, jos ilgainiui tapo aukštaičių dalimi. Tai šitas tyrimas toks labai kruopštus, atidus, tikrai turėtų būti tęsiamas, tikrai man atrodo, kad atskleistų labai įdomių tokių aspektų ir galėtume pabandyti net ir palyginti, ką Sėliai davė aukštaičiams, ką Žiemgaliai davė aukštaičiams, ką kitos mūsų etninės grupės davė ir tada geriau suprastume tai, kas daro tokią tradicinę aukštaičių kultūrą 20 ir 21 amžiuje. Tai ačiū Jums už dėmesį.